Valentino dienos proga prekybos tinklo Technorama surinktas bučinio konkursas sulaukė netikėtos atomazgos. Renginio organizatoriai kvietė įsimylėjėlius pasidalinti savo bučinių nuotraukomis Facebook tinkle. Be tradicinio apdovanojimo, kuris atiteko daugiausiai balsų surinkusiam vaizdeliui, taip pat buvo numatytas ir pagrindinis prizas. Tuo atveju, jei po 9 mėnesių akcijoje užsiregistravusios poros bučinys virstų kūnų, jauniems tėvams Technorama pažadėjo solidų 2000 eurų vertės dovanų čekį buities technikai ir elektronikai įsigyti. Nors nuotraukų konkurse dalyvavo keli šimtai žmonių, niekas nesitikėjo, kad į svarbiausią laimikį pretenduos net 3 jaunos poros, kurios lapkričio mėnesį susilaukė šeimos pagausėjimo. 2 klaipėdiečių šeimos vos keliomis dienomis nepataikė į konkurso sąlygose numatytas datas. Na, o 2000 eurų vertės dovanų čekis iškeliavo į Vievį, kuriame gyvena Darius ir Neringa Venskutoniai. 2 dukrelės jau auginančioje šeimoje lapkričio 24 dieną gimė berniukas, kuriam tėveliai išrinko Modesto vardą. Technorama apsilankė nugalėtojų namuose ir pasteiravo, kaip visgi kilo idėja dalyvauti šiame konkurse. Pamačiau, kad yra toks konkursas ir sugalvojau įdėti nuotrauką. Mes planavom tai jau seniau, dar vidurinė buvo mažytė. Sėdėjom už stalo, aš vyrai sakau, labai norėčiau 3 vaikų, kad senatvėje atvažiuotų, kuo daugiau, kuo didesnė šeima, aplankyti. Tiesą pasakius, man buvo tai netikėtai. Kažkaip iki paskutinės minutės negalvojau apie tai. Pradžioje aš nieko nesakiau. Taip paskui, kur čia galvoju, taip pataikysi tiksliai. Kitas datas. Aš tai veisiai buvau, mes dviesi dirbom. Kolegai pasakiau, jis pažiūrėjo mane taip, nusišneki kažką tai ir viskas. Kur tu buvai? Lenkijai, ne? Ar Olandijai? Olandijai. Sakau, tai va, skambino, iš tikrųjų laimėjom. Tai baigėsi ir visi miegai, viskas. Ar jau suplanavote, kaip panaudosite laimėtą prizą? Noriu labai fotoaparatą atnaujinti, kad savo vaikučius galėčiau fotografuoti. Kompiuterio reikėtų, nes ir vyresnėlė jau reikalauja, kad turėtų savo, prašosi. Nu, paskui jau žiūrėsim, ko reikės. Labai džiaugiamės, kad akcija, kuri prasidėjo prieš Švento Valentino dieną įvyko. Mes turime nugalėtoją, o į pagrindinį prizą pretendavo net 3 jaunos šeimos. Ši Technoramos akcija buvo tikrai ne paskutinė. Ateinančiais metais mes savo gerbėjams pasiūlysime dar ne vieną įdomų siurprizą.